Nupilti tavo tėvelio. Reikia... Oho. Virtuviai, stiklainės. Čia virtuvė. Čia virtuvė. Va. Stiklainės. Labai kultūrinė. Viską. Taip, Ar tau kas leido? Tai aš tau atiduosiu viską. YouTube viską pamatysi. Gyvendai čia taip kaip tam muziejui. Ne, po cenzūrą, jeigu tik tai kas nors nepatiks. Paklausykit trumpai, kadangi trobelė buvo visiškai čia sugriuvus po karo likus vieną senučiukę, nes viskas buvo kaip ir atimta. Klausyk, Tai reikia po karo paragauti. iškai kaip nepriklausomybė atėjus grąžino tą namą ir žemę, 7 hektarai čia yra Mindaugas Karabasas, daug žemės turi. O čia viskas birėjo, viskas, čia palkiai buvo perpuvę, tai viskas, kas ir tapetuota, mano tapetavimas, Mindaugo visas darbas, visas Autentiškas ar remontuotas? autentiškas, bet čia tik tai ventiliacija, nieko mes nedarom. Jūs kėdės galbūt, nu jau tokios skanios, bet galbūt Oho. Tai va, dabar, čia dar tik tai pavasarį ištaka tavo, man atrodo, buvo irgi apgriuvę. Čia spintą pirkom. Tai va, o čia jau toks senobinis galas, kur pirma, jisai ir buvo gyvenamas, ir tos senučiukės, kadangi čia pečius yra. Nu va, tai Mindaugai kažkaip tai, nu jos ne... Ar jie, nu kažkaip jie, dar jinai neveikianti, jie kažkur tai tenai užkimšo, kažką nepadarė, reikia suspendė, aš tik lankytojų čia ir nenaudosiu, jeigu norėsim kažką. Čia irgi viskas Mindaugo tėvelio rankų darbo, nes jie labai darbštuolis. O dabar parodysiu kitą galą, kur buvo sandėlys ir visiškai sukrauti padargai. Antras aukštas. Ir vos ne kiaulės darėsi, tai čia viską darė tarnauja. Apšiltinimą grindis Mindaugas dėjo taip, kad meistrai sako, net šakalio neįlysi, kai va padaręs, laiptus pats padaręs. Ir mano idėja buvo, kad neperdengti to antro aukšto, palikta erdvę. Ir mano namuose vėliuose, va tas antresolinis būtas irgi superdidatas. Tai čia man labai jauku, bet čia nėra, jau žiemą negali gyventi, kai šalta, nes neturi dar buržučių. Geriau tave. Tai čia ir su buržuke nepagyvensi. O tai kaip tu tas grindis per 2 kartus dėjai, kad taip lygios, pas mus liko plyšiai po mano dėjai. Ką tu va, po vieno dėjimo ir viskas. Čia ir stiklų priberta, cementuota ir apšiltinta. Ne, tai čia su apšiltinimu su visko, bet čia pats ir suleidau. Tai būtės spinta, man šitą atidavė buvo kirva suvarstyta, aš jas daug įsiko. Gelsva šviesa, o čia rytinė saulė. Nu, vienu žodžiu, šitą galą mes Mindaugas jau čia padarė kapitaliai. Visą tą apšiltinimą. Čia iš Preilos akmenų mūsų Nerijos, kurį aš labai myliu. Kiekvieną vasarą mes važiuojam šiemet, tik tai ne, kadangi tą būstą remontuojam. Čia mano, taip, va, kiek visokių suskilūtėm. Nu, čia bus anukėlė mano žaidimo. Taip, parodžiusi būdelę pas mane kaip gražiausia, taip, su auksiniu kulėšu. Žiūrėk, kur palių, kokių čia jie turi. Čia Mindaugo tėvelio gal paveldas, nes tėvelis viską man visus. Ir batus, kur palių. Nebetaisydavo. Tai aš atsimenu, Vilniuje dar batus taisydavo. O čia tai visokie burtaliai. Šiukšlės. Ir sakau, Kęstuti mes, ar čia nebus gerai susidėti? Jie sako, nei supuvę, nei ką. Ir paskui vienam interjero žurnale žiūriu, irgi tas pradžinai sudėta, kaip grožio. Nu, kaip O aš iš tikrųjų irgi tėčio turiu seną, nu va tokį kaip tas apatinis turbūt ir jis man toks mielas. Bet iš tikrųjų aš jo neturiu kur dėti, bet jis man yra brangus, aš jo nemetu. O čia va, ir dar tarp kitko sukrauti visi tėvelio daiktai, bet visokiais seni indeliai, daug ką išmečiau, aišku, bet... Tai va, o čia Mindaugas sugalvojo tos langus padaryti, draugų patarų, čia yra paprasčiausias stiklo pakėlė.